Martynai, tai stovykla artėja link pabaigos. Kaip vertini šitą visą pasiruošimo stovyklą ir kuo labiausiai norėtųsi pasidžiaugti? Aš manau, kad visi jaučiasi kuo toliau, tuo geriau, nes intensyviai pradėjom pirmas savaitės labai, dabar krūvis biški mažėja, nes artėjo svarbiausios varžybos. Bet Deivido įėjimas į mūsų rinktinės komandą labai daug dadėjo, bent jau aš asmeniškai jaučiu tą žemės pasiruošimą daug geriau. Plius mūsų kondicija auga ir ant ledo irgi jaučiamės geriau, dirbam ant mažų detalių ir ruošiamės čempionatui. Viskas eina pagal planą. Po pačių draugiškų rungtynių ar treneriai turėjo kažkokių pastabų ar pagyrų ir ką pavyko pasimti iš tų draugiškų jūsų rungtynių? Tai manau, draugiškas varžybos tam skirtos, mes vis tiek akcentavom tos dalykus į detalės, į kažkokius derinius, bandėm susižaisti, nes vėl daug jaunų žaidėjų, mes nesam žaidę kartu, tai tame ir buvo pagrindė dalykai, ten į klaidas visi daro klaidų, tai nemanau, kad labai jau kreipiam dėmesį į tą, labiau žaidimo struktūrą ir pasiruošimą čempionatui, nes draugiškos varžybos tam ir skirtos. Ir žvelgiant į būsimus varžovus pasaulio čempionate, kokie pagrindiniai akcentai yra treniruotėse ruošiantis prieš tuos varžovus ir kas tavo nuomonė bus didžiausias iššūkis? Sakyčiau, svarbiausia prieš tokius priešininkus tai bus disciplina vienareikšmiškai. Negalim mes tiek, kiek per draugiškas turėjom baudų minučių, mes negalim sau leisti šitam divizione tiek prisirinkti jų, nes mūsų iškart nubaus. O manau, sunkiausia tai nebus lengva. Visi žino, kad nebus lengva, bet manau, kas yra gerai, kad mes turim išeiti, nebijodami ir žaisti tiesiog savo žaidimą, be jokio spaudimo. Ledo ritulys nesikeičia, tik keičiasi greičiai ir technika. Tai viskas yra įmanoma, nustebint galim, irgi žinom, ko važiuojam ten ir turim būti tam pasiruošę. Ačiū ir sėkmės. Dėkui.